jums šiandien pasisekė. Nuo šiandien mūsų kavinėje galėsite įsigyti spurgų. Aisai, duok man šokoladinę spurgą. Norime spurgų su užpilu ir cukraus pudra. Žuža dieta nueina šunį mano degos grušą, kaip tai įmanoma. Žuža, aš myliu spurgas. Aisai, pica, noriu spurgos su braškių uogiene. Gerai, spurgos dabar jau keptos. Vaikai, būkite atsargus su spurgomis, kitaip pavasaros tėvai jūsų net pažins. Sveiki, draugai, šiandien mūsų zuikės, būtent mūsų zuikės nori paskelbti konkursą. Sveiki visi! Na, draugai, ar jūs pasiruošę šiandienos grožio konkursui? Mes visada renkamės merginas, tačiau šiandien rinksime patį gražiausią ir šauniausią vaikiną. Gražuolį, simpatiją, žavesį ir medų. Va, aš čia toks. Tomai, tu pabandyk, tu laimėsi, tu esi gražiausias vaikinas sodyboje. Tikrai? Taip, tu dalyvauji. Bravasti, ką manai, ar galiu laimėti nominaciją Smulkutis? Aš toks simpatiškas. Patrikai, jei aš dalyvausiu konkurse, tu turi 0 šansų laimėti. Vaikai, ar mes dalyvausime šiame konkurse? Vaikinai, aišku, mes padarysime šį konkursą, kurios rengia šokėjos. Na, vaikinai, labai atsiprašau, bet aš tikrai laimėsiu. Aš irgi dalyvausiu. Aisai, tu turi dalyvauti. Sodyboje būsim mačo. Barista sodyboje. Ar mokytojas gali dalyvauti? Žinoma, mokytojų Maikai varžyti gali visi sodybos vaikinai. O prizas bus? Prizas bus pasimatymas su mumis žiurkėmis. Jau, atsisakome, nedalyvausime. Mes juokaujam, niekam jūs nereikalingi. Dėmesio, laimėtojai į klubą eina nemokamai. Į klubą Lady Bunny. Būkite ten visą naktį, maistas ir gėrimai nemokami. Na, bičiuliai, šiandien jūs neturite šansų, nes aš paimsiu visas nominacijas. Einu ruoštis. Na, mielasis, tu šiandien laimėsi. Taigi, vaikinai, pradėkite ruoštis, varžytis reikės po 2 valandų. Parodykite mums, ką galite. Kaimo namų simpatijos. Padidinkim šilumą. Jana, keli žodžiai. Taip, Lelė, Jana, ar ten tavo simpatija, ar balsuosi už ką nors? Ne, Lelė, jie visi ne mano tipo. Jie būtų Ruslanas ir Glebas. Na, čia ne Ruslanas ir Glebas, galim balsuoti už mokytoją Maiką. Taip, tiesa. Na, merginos, eikime pas savo vaikinus ir pasakykime jiems, kad jie dalyvaus grožio konkurse. Jie turi laimėti. Aš sušuksiu savo Zakui. Zakai, tu esi mano simpatija. Zuikės, kas atsitiko? Jūs naudojate mūsų plaukų džiovintuvą. Be to, mūsų vonioje. Zuikės, jūs pykstat? Diana? Varlės, atsiprašau, šiandien mano plaukų džiovintuvas sudegė. Tikiuosi, kad nesate godžios ir nepamirškit, kad Diana jums padovanojo automobilį. Nesvarbu, kad jie mums jį padovanojo, ar kasdien priminsite mums apie automobilį ir kada tai buvo. Žodžiu, niekada neikite į mūsų vonios kambarį, jei nenorite turėti savo plaukuose kramtomosios gumos. Jūs esate tokios varlės, jūs tokios zuikės. Vaikinai, kodėl sėdi? Turėsite plokščius užpakaliukus ir žinot, kas turit plokščią užpakaliuką, nebe simpatiją. Ebi, ko tu nori iš mūsų? Sėdim, nes pavargė. Visą naktį nemiegojame. Jei dabar neatsistosite, aš su jumis visais patrauksiu sofą ir tada aš jūs nukratysiu kaip kamoliukus. Nekantrauju, kol merginos mus pasims. Na, darykime, ką ji nori ir ji paliks mus ramybėje. Ji nepaliks mūsų ramybėje. Na, vaikinai, atsistokit, pradėkime tempimus. Prieikite arčiau lošimo automatų, uždėkite ant jų koją ir pasilenkite prie kojos. Zalina, na, labai keista, kad mane maitini vien tik šitais dalykais. Aš taip pat mėgstu ir makaronų su sūriu. Makaronų su sūriu nėra, taigi tu suvalgysi mano blynus, jie tobuli. Tu esi tobula. Buvo, kol kažkas neatėjo. Man nesvarbu. Ne, mes turime atidaryti duris. Zuikės šokėjos. Koste, kas ten? Zuikės šokėjos, ar turėčiau jas atidaryti ir įleisti? Atidaryk, nes vis tiek belsis iki ryto. Atidarau. Sveikas, Koste, labas, Zalina. Labas. Oi, Zalina vėl kepa brokolių pyragėlius. Vaikinai, patraukite ranką prie kojos, pasilenkit ir prisiartinkit prie kojos. Lenkit, negriebkit vienas kito. Greičiau. Merginos, pažiūrėkit, ką daro Ebi. Ji mūsų netreniruoja, bet vaikinus aišku taip. Sveiki, vaikinai. Labas, trenerė Ebi. Merginos, netrukdykit berniukams. Tai viskas, trenerė Ebi. Liaukis, išvesk mus iš čia. Ji verčia mus daryti tempimus. Labai ačiū, merginos. Jūs trikdote vaikinus, kai jiems patinka geri dalykai. Na, vaikinai, mes atėjome pasiūlyti jums dalyvauti konkurse. Ir patikėkit mumis, jūs laimėsite. Taip, mes jau apie viską pagalvojam. Taigi, ar turite kokių nors dalykų, pavyzdžiui, plaukų fiksavimo lako? Kas yra konkursas, parodyti jėgą ar intelektą?
Jei grožio konkursas, aš nedalyvausiu. Vaikinai, šiandien išrinksime gražiausius vaikinų sodyboje. Ir jūs beveik visi gyvenate beveik sodyboje, jūs esat kaimynai. Vaikinai, ar jūs tikrai ketinat užkariauti moterų širdis, niekas už jūs nebalsuos, jūs esat zombiai treneriai, abi jei tikrai manai, kad zombiai negali būti simpatiški, klysti. Mūsų vaikinai yra geriausi, ypač Zakas. Merginos, koks konkursas, kas dalyvauja? Zombius dalyvauti kviečia merginos. Jos mano, kad kažkas už jos balsuos. Ebi, tu nieko nesupranti. Kosta, tu turi dalyvauti šiame konkurse ir konkuruoti. Zalina, tu juokauji, aš ir grožio konkursai, tai yra nesuderinami dalykai, aš esu mačio, ne modelis. Taigi, vaikinai, ar dalyvausite konkurse? Iki konkurso pradžios liko valanda. Patikėkit manim, jūs būsit viršui. Na, aš nesiruošiu konkuruoti su paprastais žmonėmis. Jei būtų tokių vaikinų kaip mes, tikriausiai įeitume. Atsiprašau, merginos, bet mes nedalyvausime. Tai štai, merginos, vaikinai, neina, eikit iš čia. Vaikinai, ištieskit rankas, dabar atsistokite ir tiesiai. Dabar apsukite ir tiesiai. Atgal. Kaip gaila, vaikinai, šį konkursą surengėme kaip tik jums. Na, kaip matome, tiesios rankos jiems patinka daug labiau. Merginos, ar nevalgysite košę su brokoliais? Mes nenorim košę su brokoliais. Kaip gaila, Zalina mane jais pavaišins. Eikit žemyn, sulenkit nugarą, palieskite grindis, pėdos pečių plotyje. Esu šokiruota, merginos, vaikinai atsisakė dalyvauti grožio konkurse, nes per daug bijo pralaimėti. Mes jiems pasakėme, kad jie laimės. Taip, Zakas visiškai atsisakė dalyvauti. O, vaikinai. Opa, merginos, aš žinau, kad jūsų balsai bus mūsų. Žinote, kas yra šauniausi ir gražiausi vaikinai sodyboje? Tiesa? Oi, kaip miela. Krepšininkai kaip visada tokie šaunus. Vaikinai, mes turėjome balsuoti už kitus vaikinus. Na, merginos, einam pasisemti idėjų, mes laidos vedėjos. Jos neketina už mus balsuoti, jos tai padarys, jos tiesiog taip elgėsi. Taip, eikime, konkursas netrukus prasidės. Mokytojau Maikai, jūs esate vienintelė simpatija sodyboje. Esu tikra, kad geriau vilkėti Tiffany spalvos kostiumą. Mokytojau Maikai, kodėl Tiffany spalvos kostiumais jau vasarą citrina, tik citrina? Klausykit manęs, jūsų dešinės rankos. Merginos, tai keista, ponas Maikas ir kostiumas, visi vaikinai dėvi tik vasarinius drabužius. Taip yra todėl, kad jie neturi ką apsirengti, mokytojau Maikai, o mes paruošėme jums kostiumus. Taigi Tiffany, citrina. Tiffany? Gerai, Lelė, pabandykime citrininę. Geras pasirinkimas, mokytojau Maikai. Veltui, mokytojau Maikai, veltui jūsų šansai laimėti mažėja. Na, juoda Tiffany nėra mano mėgstamiausia spalva. Taigi, merginos, esame grožio konkurso sodyboje vedėjos. Tiesą sakant, labai liūdna, kad mūsų vaikinai atsisakė dalyvauti šiame konkurse. Merginos, ar aš teisi, kad vilkiu ilgiausią suknelę? Jūs ją pasirinkot pačios. Taigi, merginos, pirmyn, paskubėkit. Sveiki, sodyba. Sveiki, sveiki. Taigi, merginos, ar esate pasiruošusios sudaužytom širdims? Šiandien pamatysime daug gražių vaikinų. Pasirinkite tą, kuris jums labiausiai patinka. Balsuokite sąžiningai. Merginos, aš šokiruota blondi. Balsuoju už Smaliką. Kaip matau, Ženę už Romeo. Varlės nusprendė pasiimti mūsų buvusiosius. Taigi, merginos, susipažinkite su mūsų mielaisiais, mūsų pirmąją simpatijų komandą. O tik pažiūrėkit, merginos šaukia iš laimės pamačiusios simpatijas. Simpatijos, kurie yra mūsų buvę. Knopa, mes esam vedėjos. Atsiprašau, aš pamiršau. Merginos pirmoji simpatija – Romeo. 18 metų vaikinas, labai stiprus, protingas ir labai teisingas. Antrasis – Smalikas, 18 metų, gražiai atrodantis vaikinas, savanaudis narcizas ir linksmas vaikinas. Na, Timūrui, mūsų trečiai simpatijai netrukus sukaks 18 metų, tik pažiūrėkite šį gražų berniuką, merginos, rinkitės teisingai. Diana, kodėl taip apibūdinai Timūrą, per didelę garbė jam? Knopa, merginos, atsipalaiduokit, tai tik konkursas, kovokime scenoje. Na, susipažinkite su mūsų antrąją komandą, mielieji. Taigi, susipažinkite su mūsų mielaisiais. Pirmasis yra mokytojas Maikas. Aukštas, protingas, šviesiaplaukis ir maloniausias vaikinas. Jūs pats geriausias. Žinau, kad esu šaunus mokytojas. Taigi, merginos, pristatau jums mūsų antrąjį saldumyną Ryaną, bet kurios grupės siela ir kuris visada ateis į pagalbą. Na, merginos,
Ką manote apie mūsų saldumynus? Na, nesitikėjau, kad mokytojas Maikas bus taip pasipuošęs. Jis buvo paskutinis žmogus, iš kurio to tikėjausi. Tikiu, kad kiti vaikinai neturi šansų, mokytojas Maikas laimės. Mary, palauk, tu dar nematei kitų mūsų vaikinų. Taigi, merginos, susipažinkite su trečiaja mūsų komanda kerėtojais. Patrikai, tu geriausias, Brovasti, tu pats žaviausias. Aisai, tu turi laimėti. Na, manau, žaviausi nėra patys geriausi. Na, knopo dalyviai turėtų būti skirtingi. Taigi, merginos, noriu supažindinti jūs su žaviu Patriku. Pažvelkite į šias lūpas, jie žavi tave po pirmojo oro bučinio. Ir taip pat noriu jums pristatyti mūsų antrą žavėją simpatiją Aisą. Tik pažiūrėkite jo dryžuotą kostiumą ir akinius, esu tikra, kad už jį balsuos daug merginų. Niekas už tave nebalsuos, aš pats žaviausias. Pažiūrėsime. Merginos, tai mūsų trečiasis žavesys. Ne tik žavesys, bet ir antakių žavesys. Brovasti, parodyk mums savo antakius. Merginos, manau, patikrinkite visus mūsų žavesius. Nežinau, bet manau, kad jie turi 0 šansų. Mary, atsipalduok, kiekvienas vaikinas turi savo gerbėją. Diana, pakvies 4. komandą. Taigi, merginos, noriu pakviesti mūsų paskutinę 4. medaus komandą. Susipažinkit su jais. Po velnių, draugužiai, pažiūrėjau į save ir supratau, kad mes išeiname į bet kokį konkursą. Palauk, Romeo, merginos balsuos, niekas nežino, už ką balsuos kiti. Aš tikrai sušalau, žinau, kad esu simpatija ir daug merginų balsuos už mane. Pone Maikai, ką Brovasti? Kur gavote šį citrininį kostiumą? Brovasti, per daug klausimų. Pone Maikai, tikrai gerai ruošitės konkursui, todėl jis dėvi kostiumą. Beje, aš taip pat labai stilingas. Matote, su dryžiais. Vaikinai, nusiraminkite, labai gailiuosi, kad dalyvavau tame konkurse. Taigi, merginos, susipažinkite su mūsų mieluoju talismanu, sąžiningas, ištikimas ir purus kaip medus. Na, aš nelabai domiuosi nominacijomis. Taigi, man nesvarbu, kas laimės. Talismanas Tomas ar futbolininkas Dima. Kalbant apie mane, futbolininkas Dima turėtų laimėti kiekvienoje nominacijoje. Jis toks mielas. Sofija, Timūras laimės. Tomai, pozuok, arba niekas už tave nebalsuos. Karina, bet kokiu atveju už jį niekas nebalsuos. Taigi, mūsų antrasis žavesys Tomas. Aš apie jį daug nežinau, jis naujas vaikinas sodyboje, bet su jo problemų neturėjome. Nebuvo. Tik pažiūrėkit, koks drovus Tomas. Nastė, tai tik pirmas kartas, kai jis dalyvauja grožio konkurse. Na, tai mūsų paskutinis trečiasis medus. Futbolininkas Dima. Vienas. Taip, aš esu vienas futbolininkas ir noriu laimėti šį konkursą bei susirasti daug draugų. Balsuokit už mane. Dima, aš balsavau už tave. Palauk, varlės, eikit iš čia. Dima, aš džiaugiuosi už tave. Oho. Na, man nereikia tokių draugų, gerai? Na, pasakykite mums, kas yra nugalėtojas. Merginos, paskubėkite, tegul visi balsuoja su šiuo kostiumu per karštą. Na, nulipkite nuo scenos. Dabar merginos balsuos už tai, kas joms labiausiai patiko. Tačiau, merginos, atminkite, turėtumėte balsuoti už sodybos simpatiją. Padarykite teisingą sprendimą. Na, dabar bus balsavimas. Kas yra simpatija? Vaikinai, atsipalaiduokite, mes esame viena komanda, mes visi laimėsime. Taip, mes esame komanda, bet laimėtojas bus tik vienas. Ar girdėjote apie konkurso sąlygas? Jaučiu, kad turėsiu daug balsų. Na, nežinau, konkurencija didelė. Aš taip nervinuosi. Pone Maikai, tu šiandien toks žavus, nežinau, ar kas nors kitas turi galimybę laimėti. Gerai, merginos, laukiame jūsų balsų ir atminkite, kad sodybos simpatija turi būti tik viena, o mes suskaičiuosime balsus ir išrinksime nugalėtoją. Padarykite teisingą pasirinkimą. Mano balsas už mokytoją Maiką. Pirmas balsavimas už mokytoją Maiką, netikėta. Balsavau už Tomą, antrasis už Tomą, mes už mokytoją Maiką. Ir akivaizdu, kad žiurkės balsuoja už mokytoją Maiką. Mano balsas skirtas Brovašiui. Grušos balsas sutikimas Brovašiui. Mano balsas Aisui. Pica balsuoja už Aisą. O aš balsavau už Smailiką. Varlės tikrai nusprendė balsuoti už krepšininkus. Nesvarbu, merginos, mes žinome, kas laimės. Balsuoju už Romeo. Balsai už Romeo. Ir aš balsavau už Timūrą. Stela balsuoja už Timūrą. Balsavau už Dimą. Sofija balsuoja už Dimą. Tyliai, merginos, tyliai. Yra dar 4 balsai.
Mes balsavome už, atsiprašau, talismane, mokytoja Maika. Pone Maikai, sveikinu. Draugužiai, ar matėte, kad turime tokį šaunų mokytoją? Labai džiaugiuosi dėl pono Maiko, jis to nusipelnė. Po velnių, aš turėjau laimėti. Atsipalaiduokit, ponas Maikas nusipelnė. Merginos, aš nematau laimės jūsų veiduose, kur plojimai, mokytojas Maikas laimėjo. Plojimai mokytojui Maikui. Sveikiname mokytojui Maikai, visą tai dėl mano citrininio kostiumo, ar supratai, Jana? Lelė, nesijaudink, kitą kartą mokytojas Maikas vilkės Tiffany spalvos kostiumą ir jis taip pat laimės. Sveikiname mokytojui Maikai! Neteisybė, ponas Maikas neturėjo dalyvauti konkurse. Eime, vaikinai. Nieko, kitą kartą taip pat vilkėsiu aprangą ir pergalė bus mano. Mokytas Maikas, mokytas Maikas, mokytas Maikas. Ačiū, bičiuliai, visiems, kurie balsavo už mane. Aš šiek tiek sutrikęs, tikriausiai apranga padarė savo darbą. Nugalėtojas nebuvo teisingai pasirinktas, Aisai. Klausykit, nieko nesumaišė, Dima. Vaikai, dar kartą ačiū, kad balsavote už mane ir už šį konkursą. Buvo smagu. Pasveikinkite mokytoją Maiką dar kartą. Mokytojas Maikas yra simpatija. Tempimas, vaikinai, tai kojos lenkimas. Nagi, kodėl taip sulenkėt koją? Berniukai, treniruotės vyksta jau 2 valandas, o jūs vis tiek normaliai nepastatėt kojas, jau sušilo, teikit, pasitemkit. Geriau eikime su merginomis į grožio konkursą. Negaliu, kada šis mokymasis baigsis, aš visai nesulankstus, pasiduodu visiškai. Koste, sulenk koją. Pažiūrėk, kaip aš galiu. Ir tu taip pat turi padaryti. Koste, špagatą. Jis nemoka. Zalina puikiai dirba, berniukai, treniruokitės tol, kol kiekvienas iš jūsų padarys špagatą. Mes grįžom. Oho, jūs vis dar tempėtės? Zakai, tu jau beveik špagatė. Zakai, aš nesuprantu. Kokį čia špagatą darai? Merginos, jūs esate mūsų gelbėtojas. Ar savo grožio konkurse balsavote už krepšininkus? Taigi, kas tapo sodybos simpatija? Ką? Merginos, jums tikrai nelaikas, bet kas tapo simpatija? Kas laimėjo? Mokytojas Maikas. Kas toks? Maikas? Simpatija sodyboje? Ar teisingai išgirdau, ponas Maikas, kiek žinau, konkurse nedalyvavo? Nesvarbu, kas laimėjo, merginos, mus išveda iš čia pasivaikščioti, taip? Norime išeiti iš treniruotės. Pasivaikščioti jokių problemų, po konkurso nepersirengėme, galime eiti į kavinę. Merginos, aš viską suprantu, jūs turite vaikinus, bet su kuo aš eisiu? Su mumis, Meri, su mumis. Kosta, mes taip pat išeiname. Tai viskas, Ebi, treniruotė baigta, išėjome pasivaikščioti. Labas, Ebi. Ate. Mes išvykstame. Ate. Iki pasimatymą, Ebi. Rimtai, aš liksiu viena. Gali paskambinti Dimai. Galite romantiškai pavakarieniauti? Neįsivaizduojat, kas atsitiko mūsų buvę vaikinai, savo komandą pavadino simpatijomis. Taip, mokytojas Maikas ir Rainas buvo mieli. Draugai, spausite laikus, prenumeruokite kanalą, paspausite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate! Linkiu, kad merginos kuo greičiau mus pasiimtų. Darykime, ką joje nori ir ji paliks mus ramybėje.